Labas vakaras. Šiandien pas mus svečiuose Dalia Teišerskytė, Lietuvos Respublikos Seimo narė. Aš žiūrovai visi jūs pažįsta ir daugiau aš jūsų pareigų ir titulų daugiau nevardinsiu, kadangi jų yra labai daug ir tai užimtų pusę mūsų laiko. Taip, pusę mūsų laiko. Tai va, tik tai tiek aš jūsų pristatysiu. Būtų mano klausimas, turbūt pirmas klausimas, būtų, jūs buvot tremtinė, jūsų šeima visa buvo ištremta, bet pirmas buvo nuteistas 46 metais jūsų tėvelis. Už kokią veiklą jisai buvo patrauktas anos valdžios? Visų pirma, tai labą vakarą, mano mėly. Labai pasiilgau Jonavos žiūrovų, kadangi taip jau gavosi, kad ta buvo mano laidelė per Jonavos televiziją Gedimino 53 ir mes su jumis pasimatydavom irgi porą kartų per savaitę. Man labai patiko su jumis bendrauti ir kalbėti ir už tai aš su dideliu džiaugsmu sutikau atvažiuoti kviečiama gerbiamo vedėjo. Ir tikrai mielai atsakysiu į visus klausimus ir pasidalinsiu su jumis viskuo, kuo gyvenu dabar. O ta mano vaikystė, jinai iš tikrųjų buvo labai tokia sudėtinga tikriausia. Bet kai esi vaikas ar paauglys ar jaunuolis, to sunkumo tarsi ir nepastebi. Tėtis mano buvo ūkininkas, stambus ūkininkas, mes turėjom daug žemės Raseinių rajone, netoli Šiluvos. Mama buvo mokytoja, buvo labai darni, labai graži šeima, aš buvau 5 vaikas, mažiausias. Ir taip jau atsitiko, kad šalia gyveno ir šeimomis draugavo buvusio amžinatilsį generolo Žemaičio šeima. Ir mano mama su generolo seserim Kotryna ir mano mama buvo Kotryna, abi buvo mokytojos, abi dirbo kaimo pradinėse mokyklėlėse, 2 gražuolės, 2 labai geros draugės. Ir taip jau atsitiko, kaip atsitiko tais laikais, kad kai visi pasitraukė, tiek mano mamos broliai, tiek ir generolas Žemaitis, tada jis buvo paprasčiausiai geras kaimynas, geras bičiulis, mano brolio krikštatėvis. Labai gražus, labai kaimyniški santykiai. Ir kai pasitraukė visi į mišką, reikėjo ir ryšininkų, reikėjo ir maisto aprūpinti. O lietuviai turi tokį labai gerą kabutėse bruožą paskūsti arba paplepėti ten, kur nereikia ir ką nereikia. Na, žodžiu, mano mama buvo areštuota. Mano mama buvo areštuota, tačiau kadangi aš dar buvau visai kūdikėlis, o mano tėtis buvo labai didelės dvasios žmogus ir jisai nuėjęs į saugumą pasakė, kad visą tai darė jis, o ne ji. Ir iki šiol aš jaučiu tokią beprotišką nostalgiją tokiems vyrams, kurie moka pasiaukoti savo moters labui, savo vaikams. Jis pasakė, kad motina vaikams yra labiau reikalinga negu tėvas. Ir jis tą kaltę prisėmė, nors buvo labai ramus, jis nesikišo į jokias politikas, jis buvo nepaprastai darbštus, gražus, labai stiprus, ūkininkas, linksmuolis, labai mylimas visų aplinkinių. Taigi buvo areštuotas, nuteistas 10 metų, išsiųstas į Vorkutą. Vorkutoje per sukilimą dalyvavo, ten jis žinoma sukilime, kaip ir visi normalūs vyrai. Sukilimas buvo numalšintas ir jis buvo permestas į Taišeto lagerį, kur netrukus ir mirė. Kaip mes gavom pranešimą, mirė nuo plaučių tuberkuliozės, bet mes dabar jau labai gerai žinom, nuo ko mirdavo tada lageriuose lietuviškieji ąžuolai. Tai štai tėvo visiškai neatsimenu. Bet po poros metų mano mama, kaip sakiau, buvo mokytoja, susisodinusi vežimaitį, vyresnėje seserį ir vyresnį brolį važiavo į mokyklą, į Šiluvą ir pakeliui paėmė juos ir išvežė juos. Mes likom 3 maži vaikai sodyboje, vienkiemyje, po kurio laiko mus susirado senelė ir išsivežė į Kretingą. O dar po kurio laiko vėlgi sustojo prie mūsų namelio Kretingoje
kur nuomavo teta ir dėdė ir močiutė mažą tokį geltoną namelį ant upelio kranto, sustojo sunkvežimis, sukrovė daiktus ir išvežė mus. Ir aš grįžau iš ten jau 18 metų, jau buvau visiškai subrendusi mergiotė, jau buvau 4 metus atidirbus taigoj. O jūs išvežė kartu su senelis? Taip, senelio nebebuvo, senelis mirė anksčiau, tai išvežė senelę, mane ir 2 brolius. O tai jie sekė būtent jūs, jie norėjo keršyti jūsų šeimai dar už tėvą? O kas dabar žino? Kas dabar žino? Tiesiog atvažiavo viena labai graži juodaplaukė moteris ir 2 vyrai. Ir viskas. Ir... Bet buvo jau 53 metai, Stalinas buvo dar nemiręs? Buvo ką tik miręs. Ką tik miręs, bet tos represijos vis tiek tęsiasi? Tai buvo paskutinis vežimas, kada jau vežė ne gyvuliniuose vagonuose, bet vežė kartu su kriminaliniais nusikaltėliais ir vežė etapais. Tai mus vežė per 8 etapus, tai yra per 8 kalėjimus pervežė. Viename kalėjime ten būdavom 10 dienų, kitam savaitę, trečiam 18 dienų, žodžiu taip. Vilnius, Maskva, Čeliabinskas, Novosibirskas, Irkutskas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jau iš Irkutsko iki Zimos vežė jau paprastų vagonų, netgi ne be grotų ir be prižiūrėtojų. Jau Zimoj miestelis vadinosi Zima, pasitiko konvojus, tie vadinamieji sargybiniai, susodino į roges ir 80 km iki to kaimelio, kur gyveno mama, jau buvo žiema, mus išvežė Liepos 8, o atvežė lapkričio 5. Tai va, toks buvo kelias gana ilgas ir jūsų šeima vėl sudėtingas. Jūs nuvežė pas mamą? Mus nuvežė pas mamą į tą kaimelį, kur gyveno mama. Tuo metu vakare vyko spalio švenčių minėjimas ir mama buvo klube. Ir mano brolis išėjo ieškoti. Vyresnis, jam buvo 15 metų tada. Rado ją klube. Jis sėdėjo prezidiume, kaip labai gera darbuotoja, miško kirtėja. Ir kada jis pravėrė duris ir sušuko mamą, ji iš netikėtumo apalpo. Tai va toks buvo. Ir paskui, žinoma, mus išsodino ten, atvežė iki Arklidės, mes sėdėjom ant šieno, kaip kokiam Betlėjui Jėzusiukai. Atlėkė mama, atlėkė brolis, sesuo ir taip vat. Ir kas man visada, ką aš atsimenu ir kas manyje iki šiol įpareigoja jausti tokią šventą pagarbą vyresniems žmonėm, tai mano mama pirmiausia apsikabino ne mus, vaikus, bet atsiklaupė prieš savo motiną ir pabučiavo jai rankas. O tada jau mus apkabino ir toks graudus susitikimas. Taip jūs ir suėjot vėl. Ir dabar vat, man toks klausimas iškyla, aš nežinau kaip jį užduot. Paprastai vaikai nuo jūsų amžiaus, kada jūs papuolėt tokiom sąlygom, ir dabartiniai vaikai, jeigu jie gyvena labai prastose sąlygose, neprižiūrimi, jie vis tiek matosi iš jų elgesio, iš jų, kada jie tampa jau suaugę, kad ta vaikystė buvo sunki ir iš viso aplamai pagal jūs tai nesimato. Jūs išlikot kažkoks tai tokia inteligentiška moteris, turbūt. Ar tai buvo mamos įtaka? Jinai jūs auklėjo tuo metu, ar jūs turėjot gal ką nors išgimimų dar? Jokios įtakos ir jokių auklėjimų. Kada buvo auklėti? Rytą išeina, naktį pareina. Mes buvom palikti gatvėje, mes lakstėm po taigą, grybavom, uogavom, rinkom kedrų riešutus ir laukinius česnakus ir patys maitinomės, patys mokėmės kalbą, patys ėjome į mokyklą, mamos beveik nematėm. Aš manau, kad tai yra visų pirma genetika. Kitas dalykas yra istorija, pagarba istorijai, apskritai tėvynės istorijai ir šeimos istorijai. Mano senelė buvo iš dvarininkų, senelis buvo labai inteligentiškas ir žinomas Raseiniuose politikas. Labai prakilni buvo mano teta Kazytė ir dėdė Stanislovas, pas kuriuos mes grįžome į Mosėdį, kai jau leido mums grįžti iš tremties. Aš mačiau tik gerus žmonės aplinkui. Aš tik dabar matau šiek tiek kitokių žmonių.
O mano vaikystė praėjo Sibire tarp nepaprastai puikių, inteligentiškų, juk netrėmė prastų žmonių, trėmė inteligentiją. Ir tie ten vakarėliai, tos šventės, tie kunigų atvažiavimai, ta pagalba vienų kitiem. Tai ir išugdė tokią stiprybę. Aš 13,5 metų išėjau dirbti į taigą ir man neatrodė sunku. Aš dabar turiu 13 metų vaikaitę. Aš galvoju, jeigu dabar Gabutę išsiųsti su kirvuku į taigą, aš nežinau, ko tai baigtųsi vakare. O tada kažkaip viskas buvo normalu ir manyje nesukėlė to įniršio, pykčio, pavydo kažkokio. Anuliavo manyje tas savybės ir tas man padeda dabar išlikti, būti ore. Taip, ir dabar pastebima, kad jūs niekad nevartojat tokių žeminančių žodžių ten okupantams, ten kitoms tautoms, ten ir panašiai. Man niekad neteko girdėti iš jūsų tokio pykčio ir neapykantos, kurie norėtų, net ir žmonės, kurie nebuvo ištremti ir kurie nebuvo nukentėję ir labai neblogai gyveno prie tarybų valdžios, dabar jie labai dideli gynėjai, tremtinių ir panašiai. Apsivertėlių ir tų patriotų kabutėse visada buvo labai daug. Dar šviesios atminties rašytojas Juozas Baltušis, anais laikais tai labai daug pogrindininkų buvo. Iš kitos pusės labai mėgėjų pasirodyti. Tai Baltušis sakydavo, Lietuvoje nebuvo tiek grindų, kiek atsirado pogrindininkų. Tai dabar lygiai ta pati situacija yra. Žmonės nepakenčia nepanašių į save. O aš savo vaikaitėms visada sakau, jos taip stengiasi apsirengti, taip kaip dabar visi. Aš sakau, tik nebūkit panašus į kitus. Būkit savimi. Jūs sakot, štai okupantai. Okupantai buvo bolševikai. Buvo komunizmo ta šmėkla, klaiki, baisi, užtemdžiusi žmonių sąmonės. Lygiai dabar okupantas yra pinigas, kuris irgi užtemdo žmonių sąžinę, protą, kuris žlugdo Lietuvą. Tai yra baisiausias okupantas, kuris atima sielą, dvasingumą. Aš skiriu tautybę nuo okupacijos. Rusai buvo labai geri žmonės. Sibire gelbėjo rusai. Atneždavo, buvo tokia baba Maša, po žiursteliu pasikišusi duonos ar agurką kokį nors, ar ten miltų kokį žiupsnelį. Kiti žmonės parodė, kur daugiausiai serbentų laukinių auga, kur ta vadinamoji čeremša ir kaip išgyventi šitomis sąlygomis. Taigi rusai vietiniai išmokė. Mordvių gentis. Mano brolio žmona buvo šamano dukra. Aš iš tokių, šaltinių semdavausi tokių jėgų ir gėrio ir grožio, kad aš neturiu teisės dabar kitaip gyventi ir kitaip savo vaikus mokyti.